Esu leidyklos Jūsų Flintas direktorius. Mūsų įmonė jau 27 metus leidžia žurnalus ir knygas vaikams. Esam tarptautinė leidykla, kurianti produktus daugiau nei 40 pasaulio šalių. Daug kas stebisi, kaip dar popierinė spauda gyvuoja. Jau 2000 metais Frankfurto knygų mugėje buvo kalbėta apie tai, kad po 20 metų popierinių knygų neliks, bet paskutinių metų tendencijos rodo, kad jų pardavimai auga. Manom, kad pasikeitė šiek tiek tas vartojimas, ta spausdinta produkcija, žurnalas, knyga yra tai, kas šeimą sujungia. Žmonės susėda kartu su savo vaikais, sprendžia, moko vaikus, domisi patys tuo, kuo domisi jų vaikai per mūsų žurnalus. Ir tai turbūt yra tikrai svarbu ir mes tikim, kad tai reikalinga ir naudinga. Turbūt čia tikrai esam viena iš tų industrijų, kurią skaitmeninis tas pasaulio atėjimas labai stipriai paveikė. Vaikų literatūroje ir vaikų leidyboje tai taip stipriai neįvyko. Nebeturime tų rekordinių tiražų, kokius turėjom prieš 15-20 metų, tačiau šiuo metu rinka yra gan stabili. Vytauto Didžiojo universitetas inicijavo susipažinimą su šia programa. Kas gal labiausiai yra mums aktualu ir įstrigo, tai kokios yra priemonės šiandien kuriamos, kad analizuoti klientą pagal tai, į kokius stimulus, tarkim, krypsta jo akis. Mums kuriant viršelį tai yra tikrai aktualu, ką žmonės pastebės, kur yra kažkokios tamsios zonos. Kitas dalykas, kuris be abejo dabar yra labai leidybos industrijoje irgi stipriai analizuojamas, tai dirbtinis intelektas. Šitą viršelį ir šitą personažą sukūrė dirbtinis intelektas. Dailininkai, dizaineriai dirba daugiau su tuo ir tekstų rašyme ar reklamų rašyme. Testuojam tuos dalykus ir čia tos EDIC įžvalgos mums yra svarbios. Kitas dar projektas, kurį vykdom, yra elektroninė prekyba. Pirktuvė LT yra mūsų internetinis pardavimų kanalas. Ta elektroninė prekyba irgi toksai dalykas, kuris tiesiog vyksta nuolatos ir ten įdiegti kažką vis naujo, padaryti tą prieinamumą, žinomumą, patogumą vis geresnį mums yra labai svarbu. Tai visos tos žinios, kurias gauname programos metu iš mokymų, yra mums labai svarbios ir aktualios. Na taip, mes neišvengiamai esame ir skaitmeniniam pasauliui, net jeigu stengiamės jo išvengti. Pasirinkti turbūt svarbu yra savo kryptį, kur nori būti, ką nori išmanyti ir susikoncentruoti ir tame tobulėti kiek įmanoma daugiau. Visko neįmanoma padaryti labai gerai, visko daryti vidutiniškai turbūt neverta, reikia pasirinkti savo strategiją ir daryti ją gerai. Tik toks būtų mano patarimas.